Keliaujame Starą Planyną kalnų apsuptyje link Kazanliko miestelio. Čia esančiame slėnyje auginamos ypatingos rožės. Rožinis eterinis aliejus aktyviai naudojamas Bulgarijos parfumerijoje. Iš 7000 rūšių rožių, žinomų pasaulyje, tik 200 tinkamos rožių aliejaus gamybai. O tikrasis rožių aliejus yra 3 kart brangesnis už auksą. Nes vienam gramui aliejaus išgauti reikia 1300 rožių žiedlapių. Tipinis renginys Kazanas, modelis šio renginio, kuriame verdamos rožės. Šios rožės renkamos gegužės pabaigoje, birželio pradžioj ir tokiu būdu išgaunamas aliejus. Čia jūs galite matyti visą produkciją, kuri gaminama, ir įvairios šios produkcijos pavyzdžių. Bulgarijoje iki šiol randamos Trakų kapavietės. Viena žymiausių aptikta Kazanliko mieste. Tai vienintelė pilnai išlikusi Trako vado kapavietė, šiuo metu įtraukta į UNESCO paveldo sąrašus. Kupolas unikalus savo freskomis, laikomas ankstyvojo helenistinio amžiaus tapybos paminklu. Balkanų Starą Planyną kalnų papėdėje matoma 5 paauksuotų kupolų spindinti Dievo atgimimo bažnyčia paminklas, išsaugojęs atminimą apie narsiųjų kovotojų už laisvę rusų turkų karo metu. Narsioji Šipkos perėja ir rusų kariams pastatytas paminklas už bulgarų nepriklausomybę. Čia vyko lemtingas mūšis tarp rusų ir turkų armijos. Čia už Šipkos perėjos užkariavimą vyko didelė kova. Didvyriška Šipkos perėjos gynyba pakeitė turkų vadovybės planus ir neleido užimti svarbų strateginį objektą, kurį rusų kariai gynė iki 1878 metų ir atrėmė dar vieną gausų turkų armijos puolimą.
Čia yra Bulgarijos archeologinis etnografinis muziejus, kuriame yra parodyta visa atgimimo laikotarpio buitis ir technika. Tai vienintelis tokio tipo muziejus pietryčių Europoje po atviru dangumi. Eter rezervate surinkta vienintelė Bulgarijoje liaudiškos vandens technikos kolekcija, kurios sudėtyje 10 geriausiai organizuotų techninių įrengimų ir visi jie yra veikiantys lygiai taip pat, kaip ir praeityje. Muziejuje galima įsigyti ir meno dirbinių, apžiūrėti amatų turgų, kepyklą, vandens malūnus, tiltus, geriamusius fontanus ir bokšto laikrodį. Amatininkų kvartale pavaizduota 16 Balkanų architektūros pavyzdžių, atskleidžiančių savo atgimimo laikotarpio statybos meistrų talentą. Savitos šio muziejaus tradicijos ne tik išlieka, bet tarsi kviečia kiekvieną atvykstantį svečią prisiliesti prie tradicinio meno, pajausti to laikmečio vyraujančią atmosferą. Autentiška 18 ir 19 amžių atmosfera kūriama iš artimųjų kaimų surinktais ir meistriškai sukomponuotais originalios architektūros statiniais. Eter muziejus priima svečius visus metus be poilsio dienų.
Triavna miestas randasi šiaurinėme Staraplanina kalnų šlaite. Senoji miesto dalis laikoma architektūros rezervatu ir čia saugoma apie 140 atgimimo laikotarpio architektūros paminklų. Triavna nuo senų laikų laikoma istorinių mūrininkų, drožėjų ir ikonų meistrų centrų, su savita architektūra, jaukiomis gatvelėmis, natūraliais vandens šaltiniais. O Alūdėse galima paragauti gintaro atspalvio alaus. Įdomu žinoti, kad kehlibar bulgarų kalboje reiškia gintarą. Tokį pavadinimą aptinkame Alūdės meniu. Не знае никой преди колко века, разбудила е тя човешкото в човека. Garsus Gabrovo miestas pelnytai laikomas Bulgarijos humoro sostinė. Čia įsikūręs vienintelis Europoje humoro muziejus. Nuolat rengiami juoko festivaliai, įvairiausi humoro renginiai. Juokaujama, kad net sunaikinus žemę, gabroviečiai turės kur gyventi, nes jie turi savo nuosavą planetą. И днес на твоите устни тя цъфти. Усмихнеш ли се, хубава си ти? Не бива без усмивка дом да има, без нея по света ще бъде вечна зима. Усмивката, тя води двама млади към върхове и звездопади. Усмивката със своята нишка лека човека тя привързва. Човека тя привързва към човека. Усмивката. Jantra upėje matome paminklą miesto įkūrėjui Kalviui Račio Kovačia.